Šiandieną mes kalbam apie pažintis, bet mes kalbam apie atstūmimą ir tai, gali pasitarnauti jum šita informacija ne tik apie atstūmimą pažintyse, nes atstūmimą mes išgyvenam įvairiose gyvenimo sferose ir tai yra rimta terapinė tema tiek pažinčių treninge, tiek, poros terapijose, tiek asmeninio augimo sesijose. Nes taip, kaip mes tvarkomės su atstūmimu, labai priklauso nuo mūsų gebėjimas eiti į pažintis, gebėjimas tvarkytis santykiuose, gebėjimas būti profesinėj veikloj, arba kaip mes galim susirasti draugų, arba mūsų viešojo kalbėjimo patirtis labai priklauso nuo to, kaip mes tvarkomės su atstūmėjais. Tai žodį, kaip visada, pristatau Simoną. Jo, Simona dirba su pažintim ir jinai tada papasakos savo dalį, aš pridėsiu savo momentus ir taip mes dalinsimės. Gerbiami žiūrovai, žiūrėkit, uždavinėkit klausimus. Kol kas labai nedaug mūsų čionai susirinkę matau šį kartą. Komentuokit, dėkokit, neduok Dieve sukritikuosit. Mes apsiverksim nuo jūsų Mes atstūmimo. pajusim atstumimą su Šarūnu. Mes pajusim atstūmimą ir kas įdomiausia, tai vis tiek tai bus išgyvenimas, net ir mes su Simona, kai būnam atstūmimi, kai kas nors pakomentuojam ir taip toliau, tas nedidelis skausmelis vis tiek įvyksta, nepaisant to, kad mes jau pakankamai gerai tvarkomės su tuom, bet tas toksai nemalonus toks cinktelėjimas vis tiek būna, bet tai nebūna toksai valandos arba dienos arba savaitės nešiojimas, mane neteisingai suprato, mane kažkaip tai atstūmė, mane pavadino lievu, vedliu, dar kažkas tai tokio. Tokių dalykų, tie dalykai nenurimsta iki galo, jie cinkteli. Bet mes tvarkome su tom ir mes pasidalinsim, kaip su to galima elgtis, kaip tvarkytis. Tai Simona tada, žmonės po biškį jau ateina į kanalą, pradėk, prašau. Taip, tai dar kartelį sveiki. Sakyčiau, kad atstūmimo tema, kaip ir minėjo Šarūnas, apskritai yra labai svarbi tema daugelyje, jeigu turbūt ne visose gyvenimo srityse. Ir pirmiausia, tai sakyčiau, ką svarbiausia yra suprasti, kad tai net nėra atstūmimas, o tiesiog mus renkasi ir pakeisti žodį tą atstūmimas į, kad tiesiog vieni mus renkasi, kiti nesirenka, nes lygiai taip pat kaip ir mum, ko gero, nėra taip, kad 100% patiktų visi žmonės, taip ir mes 100% negalim patikti visiems žmonėms. Tai tiesiog leisti rinktis savo ir leisti rinktis mus kitiems žmonėms. Tai dabar dėl ko apskritai šita tema pažintyse yra labai svarbi, nes patyrus tą tokį atstūmimą arba tą dalyką, kad mūsų kažkas nepasirinko ir kad tas žmogus, kuris mums labai patiko, mūsų nepasirinko, dažnai tai atmuša norą eiti į tolesnes pažintis. Tai žodžiu, kas žiūrit, pasigarsinkit, o kas nežiūrit, įsijunkit, nes sakau, šitas dalykas išmokus šito tam tikrų dalykų, tam tikrų technikų, ką aš pasidalinsiu, ką Šarūnas paminės, tiesiog jūs išmoksit tai pereiti ir mažiau kentėti. Tai nereiškia, kad jūs visiškai būsit ten su ledinė širdim ir varysi ten tokią, aš čia šitas netiko, čia tik tais aš renkuosi ir aš pats kečiausias, ne, bet tiesiog jūs mažiau kentėsit ir galėsite greičiau grįžti vėl į tą datingo pasaulį, į tą pasimatymų pasaulį, ir toliau sėkmingai gyventi. O antras svarbus dalykas, kad radus jau tą savo žmogų, su kuriuo jums yra faina, smagu būti, jūs tiesiog neperkelsite savo tų nuoskaudų
iš praeitų, tarkim, žmonių, kurie jūsų nepasirinko, į tą vat jau naują santykį. Nu, kas irgi yra, nėra, sakykim, labai gerai perkelti buvusius dalykus į naują žmogų. Tai va, nu tai aš... Perduodi Simona. Šiaip Simona, tu esmę pasakėjai, dar mes padėstysim, bet galim baigti vlogą. Ne, gerai, aš juokauju. Tai dabar taip. Tai nepasirinko. Atstumta arba atstumtas ir nepasirinko. Mėly žiūrovai, tai yra labai esminis momentas. Čia yra vienas iš centrinių momentų suprasti, kad nepaisant kokie mes būsim, ar patys nuostabiausi, ar patys blogiausi, bus žmonių procentas, kurie mūsų nesirinks, bent kuriuo atveju, nesvarbu kokie būsim. Kai kurie pasirinks mus patogius, o dalis paprasčiausiai mylės mus tokiais, kokiais esam. Ir bėda yra tame, kad mes pataikaujam savo žmonėm, įvairiausių visai aplinkai, tam, kad kuo daugiau mus pasirinktų. Ir kai mes tampame to vergais, mes norim, kad visi rinktųsi mus. Ir tas rinkimasis toksai, užsidėti agendą, kad visi mane pripažintų, kad visiems aš būčiau patinkantis, jinai tampa vergystės agenda publikai, žmonėm, pažintyse. Ir ta agenda turi persiformuoti į tokį dalyką. Dalis žmonių manęs nemėgs ir man skaudės, kada nemėgs. Kitas dalykas, jeigu jūs bandysite tarnauti tam, kad, pavyzdžiui, jūs patinkat daliai žmonių ir jūs labai kaifuosit nuo to. Jūs grįsite savo pasitikėjimą savim ir savo savivertę kitų žmonių patikimu ir jums bus labai labai malonu, kai jūs pripažins, priims. Jums bus žiauriai nemalonu ir negera, kai jūsų nepriims. Todėl teks atlikti ir tam tikrą terapinį darbą ir baigti savo savivertę, rišti prie kitų žmonių jūsų pasirinkimo ar nepasirinkimo. Tai čia yra toks niuansas. Toliau taip, ledinė širdis. Mes galim visiškai uždaryti savo širdį. Nu, tipo, pofik. Ir su pofik liktai ir lengviau gyventi. Bet turėkite omeny, kad uždarius širdį mes negalim artimiem žmonėm. Tada ir artimų žmonių meilė neteisimus. Lygiai taip pat artimų žmonių nepritarimas, kai kurių momentų mūsų nepasirinkimas, tada neskaudės. Todėl tas visiškai širdies uždarimas ir tampam visiškai šaltų ir man nesvarbu dėl kitų. Nes dėl kai kurius žmonių, artimų žmonių, kurie yra labiau patikimi, yra labai svarbu atidaryti tą širdį ir kartais praeis skausmas. Tai tą reikia turėti omeny. Nevengti skausmo, netidaryti širdies visiems, bet ir neverkti skausmo pasirinkus savo atidaryti save, dalį žmonių, ir nevengti skausmo, kai jūs atstumia. Ir matyt, Simona, tu pasakosi toliau apie tą momentą, kaip pratintis ir ką daryti. Todėl toliau apie skausmą, kaip tvarkyti su skausmu, jeigu jūs jau atstumia ir skauda, ir ką daryti, kad tai netaptų kančia. Simona? Aš tai dar noriu papildyti tokiu vienu svarbiu momentu, paskiau prieisiu prie tų punktelių, ką daryti, bet tokio noriu dabar fundamentalių dalykų, kad žmonės suprastų, apie tą atstumimą. Tai tose ankstyvose pažintyse reikia dar suprasti, kad visos tos ankstyvos pažintys, aš turiu omeny tuos pirmus kelis pasimatymus, arba kur iš viso kartais būna žmonės dar net nesusitinka, arba būna ir tokių istorijų, kur žmonės bendrauja per nuotolį ir ganėtinai ilgą laiką bendrauja per nuotolį ir jie išgyvena išsiskyrimą, nors niekada nebuvo ir susitikę. Tai aš daugiau kalbu apie tas tokias ankstyvas pažintis, kur to realaus ir gyvo kontakto buvo ganėtinai mažai. Ir mes sakom, kad čia mane atstūmė. Tai reikia suprasti, kad tos ankstyvos pažintys jos būna daugiau paremtos ant iliuzijų
šitą dalyką įsisąmoninti. Ir nes net kaip ir yra ta daina, kur mane pažįsti tik iš Instagramo, sorry. Tai žodžiu, nu, aš nedainuoju taip gerai, kaip Negirdėjau šitas dainelės, bet ir nenorėčiau išgirsti. aš paskui Šarūnai atsiųsiu. Atsiųsiu, supratau. Gerai. Reikės Nu, paaugti tai va. man. Tai žodžiu, supraskite, kad jūs to realaus žmogaus jūs nepažįstat ir mūsų protas susikuria trūkstamą dėlionės dalį apie tą žmogų ir prisifantazuoja dalykų, kad wow, koks jis čia fainas, kaip jis čia man rašo, kaip, vat, kokios ten jo nuotraukos yra profilyje, vat, koks jisai arba kokia jinai yra vat, ten kažkur tose socialiniuose medijose, arba mes darom prielaidas, koks tas žmogus yra tik iš žinučių, arba tarkim iš tų vat, pirmųjų kelių pasimatymų. Tai irgi supraskite tokį dalyką, kad žmogus per pirmą, antrą, trečią ar ten ketvirtą pasimatymą, jum neatskleis savo visų širdies gelmių, jūs tikrai dar nepamatysite visų žmogaus, kaip čia Šarūnai gražiau išsireiškus, visų žmogaus. Angliškai sakyk. Jau gavau pastabų. Angliškai pasakyk, paskui pasitaisyk lietuvių kalbą. Visų žmogaus, sakykime, tų tokių trauminių dalykų, trūkumų ydų. Jo, trūkumų ydų. Trūkumų ydų, kur jums gali būti, tiesiog ne. Tai tiesiog supraskit, kad jūs dar nespėjote pamatyti žmogaus trūkumo ir ydų per laiką, viena. Antras dalykas, kad labai dažnai mes prisifantazuojam ir man tikrai merginos rašo, kad arba ten siunčia nuotraukas ir sako, Simona, aš čia einu su tokiu biču, ką čia man dabar daryti? Ir tiesiog prasideda sisiojimas į kelnes dėl žmogaus, kurio aš realiai net nepažįstu. Ir jeigu tose iliuzijose, kur mes užsukam viską, užvarom šitaip tą žmogų išaukštinam ir tas žmogus ten po pirmo, antro pasimatymo, kad sako, sorry, aš čia kažkaip nepajutau ryšio su tavim, kol skirstome savo keliais. Tai supraskit, kad mums skauda širdį ne todėl, kad būtent tas Jonas ar ten Simona ar Šarūnas ar kažkas mūsų atstumė, o mums skauda dužusias iliuzijas. Tai skauda ne dėl to žmogaus, o skauda dėl tų dužusių iliuzijų. Nes čia yra kaip, varyk, Šarūnai. Ne, tu pabaig, prašau, aš pakėliau ranką ir aš papildysiu tave šitoje vietoje, nes labai svarbus momentas yra, ką Simona pasakoja, ir aš noriu pridėti iš karto šitoje vietoje. Tai, Simona, aš dabar jau tave pertraukiau, jaučiu nusimušę mintis, tai aš dabar jau tęsiu, jeigu nieko prieš. Man nusimušę. Gerai, okei. Tai dabar... Aha. Aš tiesiog? Tavo eteris, aš atsiprašau, kad tave pertraukiau. Mano eteris. Gerai, dar užbaigsiu žodelį. Tai žodžiu, kad čia yra tiesiog, kai būna, mes pamatom kažkokį labai skanų saldainį ir mes dar nežinom, koks įdaras bus jo viduje. Ir mes tą saldainį paimam, prakandam ir ten pasižiūrim, kad ten yra saldainių su alkoholiu. Ir mums tiek yra nebeskanu, o mūsų iš to popieriuko, iš to saldainio tos išorės, mums atrodo, kad wow, koks bus skanus saldainis ir mums ten pilna burna seilių ir mūsų ten visas skrandis ten sako, noriu, o prakandam, pasižiūrim, kas yra viduj ir mums tas įdaras, tai neskanus. Ir ką tada? Ne tas įdaras. Tai lygiai tas pats yra ir su žmogum, kad mes prisikuriam iš žmogaus žinučių, iš žmogaus nuotraukų, mes prisifantazuojam, koks jis bus fainas ir koks jis tas, prisikuriam iliuzijų ir paskiau patys savo realiai padarom skaudą, kad su mus ten kažkas atstumia, mes prisifantazuojam ir skauda tas dužusias iliuzijas. Viskas, baigiau. Gerai. Tai dabar žiūrėkit, mėly žiūrovai, koks yra momentas, aš dar papildysiu Simoną. Kuo labiau sureikšminam, sudievinam tą žmogų, su kuria einam, pavyzdžiui, pasimatymą, arba
mes esame santykyje. Arba šefas, pavyzdžiui, kuo aukštesnis. Tuo labiau jo atstumimas skauda. Ir viena iš technikų yra pamatyti realiai tą žmogų, pamatyti jo iliuzijas, pamatyti jo traumas, pamatyti jo bjaurų pasaulio teisimą, pamatyti jo puikybę. Nes turėkit omeny, kad, pavyzdžiui, vyrai, einat į pasimatymą su gražia moterim, pavyzdžiui, ir jinai jūs atstumia. Dingsta iš eterio ir taip toliau. Kuo gražesnė moteris, o jum taigi vaidenasi, kad kuo gražesnė moteris, tuo bus gražesni santykiai. Ir šiaip, kad jinai yra deivė ne tik savo išvaizdą ir stiliumi, o ir charakteriu. Ten dažniausiai būna toks bjaurus charakteris, kad nedaug tu dieve. Dažniausiai. Net nedažnai, o dažniausiai. Nes dalis žmonių gražių yra išlepinti. Išlepinti, išpaikinti ir tada jie elgiasi bent kaip ir elgiasi su visais iš aukšto ir nuvertina žmonės, labai vartotojiškai žiūri į daugelį žmonių ir nemato žmogiškumo žmonėse. Todėl, kai labai skauda, ką galima daryti? Sumažinti to žmogaus reikšmę. Tai yra, pavyzdžiui, mes terapijose, kai vyksta skyrybos su brangiausiai arba brangiausiu, mes pamatom, kad tai buvo viso labo ne labai kažkas tai tokio labai aukšto lygio žmogaus, o tai buvo viso labo žmogus, kuris turėjo savo ydų, turėjo savo problemas, iš kurių, pavyzdžiui, atėjo atstumimas ir nereikia prisimti kalties ir skausmo vien tik tai už save. Dažnai mūsų nepasirenka tik dėl to, kad paprasčiausiai mes neskirti, mūsų nepasirenka. Ir ačiū Dievui, daugeliu atveju ačiū Dievui. Tai gerai, aš dabar kažką dar turėjau kažkokią mintį, sekundėlę, aš tą dabar dar pasižiūriu tą. Tai pirma, mes susidarom įspūdžius. Ir nepaisant to, kad šičia gali būti labai dažnai mes susidarom klaidingą įspūdį. Ir apie mus lygiai taip pat susidaro klaidingą įspūdį. Ir tai taip, Šarūnai, taigi reikia tada kuo daugiau apie save parodyti, papasakot, leiskit žmonėm klaidingai apie jūs manyti. Nes kas nori, tas iš karto susidaro blogą įspūdį. Nes greičiausiai tai yra žmogaus moto gyvenimo. Ir jisai per teisimą, per atstumimą kelia savo uodegą. Ir jūs čia neprikoj, jūs galit tiesiog vaikščiot aukštielninkiai ir nieko jūs nepadėsit visai tai situacijai, todėl nesistengit. Stengimasis, jis iššaukia tokią paniką. Kita dalis yra atstumimas yra dėl to, kad jeigu jūs ką nors sudievinat, Simona, tu vieną kartą pasakojai iš seniau datingo savo, susitinki jaunuolį, vyrą, kuris meldžiasi tau. Ir tu ką sakai? Man neįdomu, jeigu mane nemato normalų žmogaus, mane mato dievybę. Ir tada ateina atstumimas, o jisai dar sudievina ir gauna atstumimą. O jeigu dievybė jį atstumia, įsivaizduokit, koks... O natūraliai, pas merginą, pas moterį, jeigu jūs matot, kad jūs jai meldžiatės ir nematot jos, o matot kažką ten prisikūrėt, įsivaizdavot, o jūs gaunat už tai galvą dar be to, jūs atstumia. Koks tai yra skausmas? Supraskit tokį dalyką. Tiek pažintyse šiaip ir visose gyvenimo srityse nesureikšminkit žmonių. Matykit žmonėse žmonės, kad jie viso labo atstuminėja, renkasi iš savo traumų, iš savo filtrų. Ir tas atstumimas, jis yra paremtas iliuzijom. Kaip ir jūsų matymas atstumimo, kaip paties arba to žmogaus atstuminčio, yra iliuzija. Ir tai yra viso labo sapnai, kurie kertasi tarpusavį ir sukelia skausmą. Tai čia yra toks momentas. Toliau, netgi jeigu, pavyzdžiui, labiau pažįsta ir nepasirenka, tai yra viso labo jūs jau pažino ne pagal rūbą, o pagal vidų. Protą. Pagal protą, bet pagal charakterį labiau, pagal pažiūras, pagal savivertę, pagal meilę savo, pagal patrauklumą, seksualumą, įvairius parametrus. Netgi jeigu tada nepasirinko, pažinę nepasirinko, reiškia, ačiū Dievui, jūs netinkami sugyvent.
Jūsų nepasirinko todėl, kad pagal to žmogaus patirtis, likimą jūs neskirti ir viskas. Ir jeigu žmogus per prievartą eitų su jumis į santykį, jisai nesigautų paprasčiausiai. Todėl tas atstūmimas, jisai sako ne ateities skausmui, nes jūs nesusiklijuosit. Nes tam, kad žmonės būtų vienas su kitu arba pažintyses užsimegztų, reikalingas abipusis noras ir interesas. Jisai pradžioje formuojasi iliuziškai, paskui jisai tampa labiau natūralesnis. Bet jeigu jūs bandysite apšokinėti kiekvieną iliuziją, jums bus šakės. Aš iš karto sakau, jums bus šakės negerai. Todėl nebandykit aptarnauti ir būti teisingai suprasti, teisingoje šviesoje pamatyti arba pasirodyti geresni, nes sekančiame etape, po geresnio pasirodymo, kita pusė jumis nusivils. Todėl negalima bandyti pasirodyti geresnių, gražesnių, įdomesnių, negu jūs esat. Nes dalis žmonių laukia iš jūsų atrakcionų. Tu, kai Simona, mokai savo draugės arba draugus, pasakoji, kad atsargiai dalis mergaičių nori tik tai atrakcionų. Ir toks vyras prisimokęs komplimentų ten, pikapo technikų ateina ir paduoda atrakcionus mergaitė. Mergaitė, pavyzdžiui, ieško atrakcionų direktoriaus. Ir tada išaiškėja, kad jis yra paprastas vyras, normalus žmogus. Ne atrakcionų direktorius. Ir tada mergaitė nusivilia ir sako, viso gero, nes mane tai pakabino atrakcionų direktorius. Į santykį pasirodo, tu esi visiškai kitoks. Aš tai ieškojau atrakcionų direktorių. Ir turėkite omeny, kad daugelis mūsų nėra atrakcionų direktoriai. Tiek nei vyrai, nei moteris. Ir jeigu jūs pasitinkat žmogų, kuris ieško atrakcionų, o dalis žmonių ieško atrakcionų pažintyse arba santykiuose, turėkite omeny, kad santykiai su žmogum, kuris linkęs eiti į patirtis, įspūdžius ir pastoviai gauti emocinius high, tas vadinamus emocinius pakilimus, bėkit nuo tokių žmonių. Nes atrakcionų vartotojas arba vartotojai dar turi ir materialinį naudojimosi aspektą, dažniausiai tai yra vartotojai ir materialiniai. Ir paprastai, kai, pavyzdžiui, pas mane ateina vyrai krizėje, palikti moterų tokių, vartotojų. Nes ką tokia moteris pasako? Net jeigu neturi prie ko prisikabinti, jausmai dingo. O iš tikrųjų tapo nuobodus santykiuose, nes normalūs santykiai yra paprasti, nuobodus jie yra. Ypatingai dopamino narkomanam arba narkomanėm. Todėl atsargiai atstumimas gali įvykti todėl, kad jūs nesate narkomano heroinas. Negali suteikti neigiamų arba teigiamų emocijų tiek, kiek kai kuriam heroininiam reikia. O trečdaliui žmonių reikia nesveikos dozės įspūdžių. Ir todėl mes, pavyzdžiui, vyrai, pataikavom tokiam moterim, ypatingai jos užduoda toną. Ir mes tada stengiamės būti tokie nerealūs pasimatymuose. Fantastiški, kavalieriški, krūvą uždovanojimų darom. Bet to, kad paprasčiausiai mylėt save, būt savim ir normali moteris. Normalaus požiūrį į gyvenimą, ne vartotoja, o normali moteris. Jūs pasirinks. O ta vartotoja, su ja nereikia iš viso turėti reikalų. Jeigu jūs pasiuntė vartotoją arba pasiuntė vartotojas, babnikas, pavyzdžiui, taip? Ačiū Dievui. Viso gero. Jūs išvengėt metų laiko tąsymosi, kur jūs pridarėt investicijų į žmogų, tiek vyrai, tiek moteris. Ir santykiai iširo. Tai yra didesnė tragedija, negu jūs pamato, kad jūsų negali išgręžti, kad jūs, ta prasme, esat normalus žmogus. Ir jūs nesuteiksit kažkokiu tai iškrypusių variantų, daugybės įspūdžių. Nereikia. Prieš tęsiant Simoną, aš mėgstu daryti tokį dalyką. Richardą aš pažįstu, tai iš karto metu ant ekrano jo tekstą. Taip, šiuolaikinės sociumo mados tikrai stebina, vien dėl to, kad yra gerai priklausyti nuomonės, gerai priklausyti jūsų saviugdos pagrindais. Jo, mes esam su Simona labiau šalininkai natūralumo, žmogiškumo
Ir mes paskui padedam žmonėm atsigauti, kai žmonės atstumia vartotojas, kurie ėda pinigus, vartoja tol, kol tu paduodi įspūdžius arba tieki pinigus įvairiausius, taip, nes labai lengva užsirauti ant abuserių, ant vartotojų, ant įspūdžių narkomanių ir narkomanų, ant babnikų. Ir deja, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, vat, mergina ateina į pasimatymą ir iš karto pasako, aš myliuosi tik tai su žmogum, kuriuose aš esu ilgai santykiai. Ir matosi pas vyruką mina tokia pasidaro. Kiek čia reikės dar vargti. Motyvacija nukrito ir taip toliau. Ir paskui sako, sorry mergaitė, bye. Arba iš viso, jinai pasako, pavyzdžiui, jie važiuoja mašiną, jinai pasako šitą dalyką mašiną. Jis atidaro duris ir ją išmeta lauk. Taip būna. Aš esu girdėjęs tokiu atveju. Iš savo konsultacijoje man pasakojo porą kartų. Ir žiūrėkit, atrodo, mus pažemino, išmetė iš mašinos. Ačiū Dievui, jūs išvengėt vartojimo, naudojimosi, manipulacijų, nes vartotojai ir atrakcionų naudotojai, įspūdžių atrakcionų naudotojai yra žiaurūs dažniausiai manipuliatoriai, kur labai yra sunku atsispirti manipulacijom. Todėl jūs nepasirinko, jūs pasirodėt, pavyzdžiui, nuobodi arba nuobodus. Ačiū Dievui, nes, pavyzdžiui, dalis vyrų pripratę prie labai stiprių emocijų ir renkasi vien tik tai toksinės moteris. Taip. Ir susiranda, pavyzdžiui, normalią mergaitę. Jam patampa nuobodu ir jie išmeta. O paskui verkia. Po 10 metų, po 5 metų verkia, nes supranta, kas įvyko. Nes jeigu atlieka terapiją ir supranta, kur jie kabinasi, kad jie ieško toksinių moterų, pavyzdžiui, ir kad gautų stiprių įspūdžių, nes jeigu moteris nėra abuserė, narcizė arba psichopatė, tai yra neįdomu. Ta prasme, duok jam kuo didesnę kalę, tuo didesnės, stipresnės emocijos, užkyla energija, verslas pradeda sektis tokiu atveju. Kai kuriem pradeda verslas sektis, turint tokią moterį, kuri ten paduoda, rodeo pastovus, rodeo vyksta žmogaus gyvenime. Bet tai yra labai nesveika, nes dar kartą santykis turi būti kuo ramesnis, paprastesnis, nuoširdesnis, dirbama kartu, iniciatyva kartu rodoma, einama per įvairiausius iššūkius. Ir tokiu būdu tvarkomasi. Ir netgi tada kažkas gali pasakyti ne ir skaudė širdį. Ir dabar, Simona, pratęs prašau ir paskui dar, kaip tvarkytis toliau dar su skausmu. Jo, nes mes jau čia tie centriniai momentai. Tai, žodžiu, aš dar labai trumpai noriu įdėti savo tokį asmeninį dalyką, kuris man realiai buvo ir, kur tas atstumimo dalykas ir kur vyras visiškai kitaip apsuka labai, kad čia tu esi kažkokia tai nenormali. Tai, žodžiu, nepamirškit, prisiminiau tą filmą Tinder Swindler, tai, žodžiu, tikrai nepamirškit, kad žmonės, kai kurie žmonės nori tiesiog, kaip Šarūnas sako, atrakcionų ir kad žmonės tiesiog nori naudoti jūsų kūną, jūsų pinigus, nežinau, jūsų laiką, jūsų dėmesį, užkaišinėt kažkokias savo emocinės skyles. Tai nepamirškit, nenorėkit visą laiką įtikti, bet nepamirškit, kad renkatės ir jūs. Ir dabar tas mano dalykas, kuris buvo, susirašiau su vaikinu per Tinderį, atrodo lyg ir normalus, viskas tvarkoj, mes dar net nebuvom susitikę, nieko, ten iš vis gal pirma diena, 1 valanda to susirašinėjimo. Ir, žodžiu, ir žmogus jau iš karto pradeda daryti tuos žingsnius, kur pradeda siūlyti man keliones, kažkokius tai dalykus. Ir aš tokia galvoju, čia kažkas įdomaus, kas čia vyksta. Ir aš galvoju, čia taipgi niekas tų kelionių ten kažkur nesiūlo. Ir aš galvoju, okei, aš pažaisiu tą žaidimą, pavaidinsiu, kad aš čia susidomėjau ir sakau, gerai, o kaip mes čia miegosim tada. Ir aš žmogui deklaruoju savo vertybę, sakau, mesgi nepažįstami, kaip mes čia miegosim, ar tu čia atskirus kambarius paimsi, ar čia mums reikės vienoj lovai miegoti. Primečiau tokią kvailutę, bet
kartu aš ir padeklaravau tam vyrui savo vertybės, kad su nepažįstamu vyru man yra nepriimtina miegoti. Ir keista kartu ir keista man čia ta kelionė. Ir, žodžiu, kaip viskas apsisuko, kad tas vyras iš tokio mielo, malonaus, kuris vat siūlo čia viską ir panašiai, pasidarė šituo budeliu, kaip yra tas aukos trikampis, ir jisai pradėjo daryti tą gaslightingą, tą miglos pūtimą į akis ir pradėjo sakyti, kad mergaitė, tu čia esi traumuota, tu čia bijai vyro, tai ką, taigi čia yra viskas normalu, taigi mano ketinimai yra geri, tyri, o tai ką, tai jeigu mes eisim į pasimatymą, tai aš negalėsiu net tavęs apkabinti, aš negalėsiu čia tavęs už rankos paimti. Tai žodžiu, žmogus tiek pradėjo stumti ant manęs, kad aš čia traumuota ir pradėjo, tikrai tokius, nelabai gražius dalykus mėtyti. Ta prasme, tai jau iš esmės yra kaip ir žeminimas. Sakyt žmogui, kuris, jeigu tu parodai savo vertybės, kad tai yra nenormalu, tavo vertybės yra nenormalios, ta prasme, tu sudirbinėjai kitą žmogų. Ir galbūt kažkokia kita silpnesnė mergina, tą dalyką labai giliai priimtų savo širdį, kad blemba, tai mangi vyras čia kažką siūlo, o aš jam sakau ne. Tai gal aš kažkokia esu kvailutė, gal tikrai čia aš nenormaliai kažkaip pasielgiau. Tai žodžiu, merginos ir vaikinai tikrai nepasimaukit. Jeigu jūsų vertybės yra, tokios ir ne kitokios, kad, ta prasme, aš taip nesutinku, man taip yra nemalonu, aš noriu susipažinti, ramiai laikykite savo. Ir jeigu kažkuris žmogus jūs atstumė, nepasirinko dėl jūsų vertybių, tai yra valio, nes tai jau gaunasi vertybių konfliktas ir jūs ilgainiui su tokiu žmogum, su kuriuo nesutampa, ta prasme, esminiai interesai, kaip po tokie, tai jūs tikrai nebūsite laimingi. Bet, aišku, aš pergalvojau viską, man truputėlį kirto, tokie vaikino pasakymai, kad aš čia... Kažkokia nenormali, nes vis tiek ateina abejonė. Gal čia aš kažkokia nenormali. Tai va, bet tas išgyvenama. Tai dar prieš tą skausmo momentą, Simona, aš dar dokumentuosiu tavo šitą reikalą. Tai yra, jeigu jūs atstumė, turėkite omeny, kad, pavyzdžiui, atstumė santykėje. Vienas iš dalykų, ką mes nepadarom, kai mūsų atstumė, mes neatstumėm ir liekam atstumti. Mes liekam paliktojo roliai. Ir tada yra noras atsiteisti, ten tam tikras azartas yra susigrąžinti, sekioti paskui, kad išsispręsti klausimą. Vietoj to, kad pasakyt, manęs nepasirinko, bet ir aš nesirinku. Ir labiau pamatyti realiai, kad tas žmogus nėra jau toks jau dievas ir jeigu jis ypatingai save negražiai parodė, ypatingai, pavyzdžiui, dažnai žmonės labai negražiai atstumia mus. Ir tas stilius yra vienas iš momentų, kur galit pasakyti, man tai nepriimtina toks elgesys atstumiant. Tai yra, dažnai stilius būna bjaurus. Arba, pavyzdžiui, aš deklaravau vertybės, o į mane pradėjo reaguoti agresyviai. Aš esu toksai, į mane reaguoja agresyviai ir manęs nepriima. Man tai, ar pagal mano vertybės, tai man yra priimtina ar ne? Jeigu nepriimtina, tai gal laikas baigti save išdavinėti. Tai dabar toliau. Tai sekundėlę, tai palikit, kai jūs paliko. Ir jūsų nepasirinko. Nepasirinkit ir jūs atgal. Ir paieškokit priekabių. Tai dabar, kad ilgai neužlaikyti mūsų žiūrovų. Pereinam prie to. Atstumė, paliko. Centrinis momentas, mes dabar tikrai nekalbėsime apie terapiją ir konsultaciją žmonių. Tiek pažintyse pas Simoną, tiek santykiuose pas mane. Bet centrinis momentas, Simona, pasidalink prašau, centrinių momentų dėl skausmo. Kaip tvarkyti su skausmu? Taip, tai žodžiu, aš nesu tas žmogus, kuris sako, atleiskit, paleiskit ir varykit iškart į dėkingumą. Tai yra labai gerai, bet tai yra truputėlį
sekantis jau žingsnis iki va šitų visų tokių dalykų. Aš toks ūkiškesnis žmogus esu. Tai, tiesiog pirmiausia, ką reikia padaryti, pats pirmas žingsnis, aišku, jų yra daugiau, bet pats pirminis dalykas, tai nebijot pripažinti savo, kad aš esu žmogus ir kad vat man dabar skauda. Nes tai yra lygiai tas pats, kada mes įsipjaunam peiliuku, tai ašgi ta prasme, nesakau, kad, o Dieve, man dabar kraujas bėga, vat, kaip yra fainai ir kaip yra gerai. Tai lygiai taip pat ir su tuo emociniu skausmu. Mesgi irgi savęs nesabotuojam ir nesakom, kad, o, mus atstumė šitas žmogus, į kurį aš dėjau daug vilčių, kaip čia yra fainai dabar. Tai pirmiausia, pripažįstam, kad mums skauda, kad aš susidžydžiau, kad vat man dabar eina tas liūdesys, teka vat visa šita tokia emocinė šūdų banga, kur persipinęs ir pyktis, ir nusivylimas, ir skausmas, ir liūdesys, ir ten kažkoks dar ir savęs nekentimas, ir išbūt šito emocijų. Nes ką žmogus labai bijo to skausmo. Bet, vat irgi, ką aš supratau iš savo asmeninės patirties, kad atsipalaiduoti šitam skausme. Ir vat mano toks dalykas, ką aš darau, tai aš tiesiog pasileidžiu tą 4-3-2 HZ music, YouTube'ai susirandat beleką, arba kažkokią ramią meditacinę muzikėlę. Aš ant grindų pasitęsiu kilimuką, aš atsigulu, užsidedu rankas, pavyzdžiui, ant krūtinės, ar ant pilvo, ar ant kur jūs norit, ir aš tiesiog leidžiu savo ten išsiverkti. Ir kai pradedi verkti, tai atrodo, kad ten verksiu, turbūt 1000 metų ir ten, žodžiu, bus blogai visą gyvenimą ir kad turbūt reikės gyventi šitam butelį su katėm visą likusį gyvenimą. Tai tiesiog pripažinkit savo skausmą ir eikit į tą dalyką, nes pradžioje atrodo, kad tos emocijos yra labai tikros ir kad jos truks labai ilgai. Tai tiesiog pripažinkit tą skausmą, o paskiau jau ant to žaizdos mes klijuojam pleistrą ir atsikeliam, leidžiam saugyti ir leidžiam savo rimti. Tai dar kartą padėkit mintis apie save kažkokį prastą, blogą į šalį. Tai yra, matykit jas, tegul jas daužosi. Tuo metu, kai skauda, kai yra užtemę, paprasčiausiai pasiduodat tam įtampai ir skausmui. Prajaučiat, praverkėt. Vienas iš būdų, kur pasakė Simona. Toliau. Mes dabar nekalbam apie toksinės gėdas ir kaltes, kurias reikia terapinti. Nes būna labai skauda per vaikystės traumas, kur reikalingos terapijos. Mes dabar kalbam apie tai, kad dėja prie atstumimo reikia pratintis ir išjautinėti. Aš pratinausi 25 metus. Aš kai dirbu su publika, su žmonėm ir konsultacijose, prieš daugybę metų taip skaudėdavo, kad kažkas manęs nepriimdavo, sudirbdavo arba aš kažkaip prastai pasirodydavau prie žmonės. Ir likščioliai aš kažkam 1% žmonių žiauriai nepatinku. Ir aš pamačiau tokį dalyką, aš kai vis leisdavau savo priprasti, nebėgti nuo to skausmo atstumimo, o priprasti prie jo. Susitaikyti su tuo, kad daliai žmonių aš būsiu nepriimtinas, aš būsiu lievas, kažkoks keistas, nusišnekantis, prastas vedlys. Ir man vis ramiau ir ramiau darėsi ir dabar, pavyzdžiui, kai per metus porą žmonių kažką tai ten užvėmė ant manęs. Nesutinka, tai viso labo nesutinka. Neteisingai nesupranta, bet kartais taip labai bjauriai parašo ką nors. Man jau nebeskauda. Bet nebeskauda todėl, kad aš esu kietas, ar paprasčiausiai pripratau. Pripratau ir aš leidau savo išsijausti, aš leidžiu tau savo priprasti ir jeigu jūs bėgat nuo to skausmo, jūs niekur nuo jo nepabėgsit, jūs pradėsit aptarnauti savo vengimą, dalies žmonių nepriėmimo to skausmo. Ir aptarnauti savo vengimą, tai yra baisiausia, ką galite su savim padaryti. Tai yra, jums teks
atsiduoti, atskirti skausmą nuo mentalo. Ir patikėkit manim, čionais tik tai yra pora epizodinių patarimų, nes tam yra terapija, konsultacija, coachingas, mentoriningas, terapija, įvairiausios technikos, kur žmogus dirba su to skausmu arba labai giliai, arba praeina tam tikrą tik tai trauminį momentą. Ir tada jau eina kiti momentai, pamatymas to žmogaus netobulumo, išsakymas skausmo kai kada tam žmogui, arba prieš jį patį gyvai, arba prieš jo įsivaizduojamą įvaizdį, ta prasme. Taip, toliau jau tada veikia dėkingumo praktikos, tik tai po išskaudėjimo. Taip. Nes kai yra skausmas, dėkingumo praktika, jinai yra neteisingas laiptas. Ai, taip turėjo vykti. Yra toks Liudas Vasiliauskas, kuris labai stipriai kai kuriems žmonėms padeda. Kas įdomiausia, aš dirbau jinai dirbo pas Liudą Vasiliauską, Laimingi LT, dirbo su skausmu santykiu, o jinai pas mane konsultavosi poros klausimais. Ir ją žiauriai padėjo Liudas, ir jisai, pavyzdžiui, Liudas taiko dėkingumo praktikas, bet tam tikrus pamokas labai giliai įneša, ir ta praktika irgi veikia, tik tai mes su Simona esam šalininkai to pirmo išgyvenimo, o paskui jau tada ateina pamatymai. Taip. Liudas turi metodikas, kaip galima labai rimtai įeiti į tą temą labai greitai, ir tai veikia, kas įdomiausia. Aš turiu, ta prasme, faktą. Neseniai su viena moterim dirbo, taip kad tos technikos irgi veikia, bet tam reikia būti labai stipriu profesionalu, kad tai per dėkingumą įvest. Ir plus, pavyzdžiui, Simona dirbo per dėkingumą, jai nepadėjo. Mano dalis klientų dirbo per dėkingumą, jam nepadėjo. Aš pats nemanau, kad tai yra teisingas kelias, bet sakau, reikia būti profesionalu. Reikia bandyti viską. Žmonėm labai skirtingi dalykai. Kiekvienam tai veikia skirtingai. Jo, nenuleiskit rankų, jeigu jums kažkuris metodas nepadėjo. Ir grįžtam dabar vėl prie variantų, ką daryti. Ir paskui išgyvenus tą skausmą ateina dėkingumas, nes tas skausmas mus veda į išvadas tam tikras. Kartais trauminės išvadas, o kartais išmintį. Su vedliais ir su vedimu ir su studijom psichologijos ir dvasingumo mes labiau transformuojam skausmą išmintį. Dažnai mes pasidarom neteisingas trauminės išvadas, bet tas skausmas yra privalomas mūsų gyvenime, ir vienintelis būdas mokytis yra pasitikti skausmą, daryti išvadas ir pamažu mokytis iš to, kaip mes klaidingai kreipiamės į žmogų, kuris mūsų nepasirinko. Kaip atskirti tos žmonės, kaip susitaikyti, kad ne visi mūsų rinksis. Oi, aš čia beveik rezumai dabar sakau. Ai, dar prieš. Aš dar turiu Šarūnai punktą. Dar turi. Bet prieš tai. Porą punktų tada ir paskui jau baigsim. Pasireikš tu ir tada jau mes uždarinėsim šiandienos vlogą. Mėly žiūrovai, dabar taip. Turėkit omeny, kad jeigu jūs neuždėsit laikų, reiškia, kad jūs žiūrit video ir mūsų nesirenkat. Ir mums su Simona žiauriai skaudės. Žiauriai skaudės. Ir mes praktiškai vakare tampysimės iš skausmo. Laikai kyla, gerai. Vien žodžiu, mano šantažas veikia ir ant gailesčio, kaip sakoma, jūs paimti reikia. Matau, gerai. Gailėjimas veikia, mūsų gailė. Laikai kyla, gerai. Viskas. Dabar jau bus mažiukas skausmelis, nes 2 žmonės dar neuždėjo laikų. Ir tie 2 uždėjo. Gerai. Žiauriai šiandien, žinokit, šį kartą pataikau. Pasirodo ant gailesčio. Šiandieną žiūrovus veikia gailestis. Gerai, jie visai neblogai šneka. Pagailėkim jų, kad jiems širdis neskaudėtų, kad jų nelaikina, nes jie valgo laikus ir jeigu negauna, nes jie matyt negauna meilės, o gauna laikus ir tokiu būdu išlieka gyvi Simona su Šarūnu teisingai. Tai va, ačiū visiems už laikus ir kurie neuždėjo, jūsų skausmas dėl atstumimo liks toks pat. Nes tik tai uždėję laikus turi teisę panaudoti mūsų žinias. Čia dabar šantažas. Įdomu, nors vienas laikas bus šantažo, nežinau.
Gerai, ačiū Aiste, negailestis puikus pašnekovai, ačiū Aiste už gerus žodžius. Ir va, viskas, visus laikus surinkom. Dar Richardo momentas yra, dėkingumas padeda tik tada, kai iš tiesų esi nuoširdus pats savo ir dar Jo, jo, kitiem jo. turi būti toks būti. Dar kartą, dėkingumas yra nuostabi praktika dagydyti. Neteisingas lietuviškas žodis, bet dagydyti tą skausmą, kurį mes turėjom. Ir dėkingumas iki galo užgydyti. Ir tai yra praktika, kuri veda į meilę, į laimę. Tai yra centrinė praktika, bet vėlgi tai yra dvasinio kelio praktika. Ir tai yra su dėkingumu išgyja likučiai, krešuliai, kurie yra likę po traumų. Todėl, Simona, dabar tada baigiamasis žodis, tam tik porą momentų, ką tu nori dar pasidalinti ir šiandieną užteks. Gerai, nu aš tai čia iš tos savo asmeninės patirties, kiek čia tų pasimatymų ir kiek čia tų atstumimų būtų, tai galėčiau dar čia pasakoti daug, bet nu jau čia reikia eiti mėgoti. tai žodžiu, dar trumpai, vat, keli momentai, ką noriu paminėti. Nežinau, ar tu čia Šarūnai šitą aprūvinsi ar pateisinsi. Aš dar sakyčiau, kad labai svarbu yra turėti savo palaikančių grupelę žmonių. Aišku, ten tie mentoriai, coacheriai, psichologai yra labai gerai, bet lygiagrečiai yra labai svarbu kurti ir burti aplink save palaikančių žmonės. Ar, kad tai būtų ar darbo kažkoks kolektyvas, ar draugai, ar draugės, ar pažįstami, ar kažkas, ta prasme, kad tai būtų, jum artimi žmonės, kurie paremti yra tą tokią, nuoširdžią draugystę. Ir kad su tai žmonėm, kada jūs jau ten prajaučiat tą gilų liūdesį ir visą kitą, kad jūs tiesiog galėtumėte elementariai pasipasakot. Ir aš nežinau, Šarūnai, ar tu čia sutiksi su šitu ar ne, bet turėti tokią, jau iškart taip, bet Geras punktas. Jo, bet aš turiu omeny, kad turėtum tokią saugią aplinką, kur tu truputėlį galėtum gal net ir švelniai pastumti ant to žmogaus. Pavyzdžiui, kaip aš ten pasidalinu su draugiam, kad o Dieve, tu įsivaizduoji, va šitas bernas mane atstumė, tada mes susižiūrim, jinai sako, jo, blemba, aš jį žinau už to Tinderio, čia ir man jisai tą patį rašė. Ir aš sakau, ką? Sakau, tai jo, jisai čia visom mergom tą patį rašo, su visom iš čia tą patį daro. Ir tada tu gauni savo tokį užnugarį truputėlį. Kada tu taip emociškai nusiverki, gauni tą užnugarį. Nes, pavyzdžiui, kaip ir man buvo, kad, aš turiu ilgus ganėtinai plaukus, nuvariau į pigesnę truputį kirpyklą ir man jos iš ilgų nukirpo ten gal tokį šmotą kreivai. Ir man šitą dalyką parodė darbe mano kolegė ir aš sakau, ką, o Dieve. Tai aš realiai dėl tų plaukų, tokio gabalo, verkiau pusę dienos. Ir aš ten pas visom ten savo tom kolegiam darbuotojam ėjau, rodžiau tos plaukus gloščiau. Jos visos mane užjautė. Paskiau aš dar atradau merginą irgi, kolegę, kuris sako, jo, blemba, sako, aš irgi ėjau į tą pačią kirpyklą, dažytis plaukų, man ten blogai nudažė. Ir, žodžiu, ir iš to tokio, mini tokio kaip pastumimo, kad va, čia kokia kirpėja, čia tas anas, kokia švarkščiukė, užjauskit. Gauni tą tokį palaikymą ir atrandi tų bendraminčių. Tai, žodžiu, moralas yra ne tame, kad skupus moka 2 kartus ir kad neikit į visas kirpyklas, nes jums blogai padarys. Bet moralas yra tame, kad burkit aplink save užnugarį, savo saugų užnugarį, kur jūs galėsit ir truputėlį taip švelniai pastumt ir švelniai nueiti į tą tokią aukos poziciją. Nes ne viskas yra vien tik juoda ar balta, ne viskas turi būti apie tą atleidimą, paleidimą ir kad būti tik suaugusio toj pozicijoje. Mes galim pabūti visokią, galim pabūti ir truputėlį nusiskriaudę, ir truputėlį švelniai pastumti, ir viskas su tuo yra ok. Tai Šarūnai tavo kaip vyresniojo mokytojo žodis iš šito. Tai dabar yra dviejų rūšių palaikymai. Čia yra palaikymas per labiau puikybę ir uodegos atstatymą per tokį žmogišką, egoistinę prizmę, bet žinokit, tai yra irgi svarbu daryti, ką sako Simona, nes yra dviejų rūšių palaikymas.
tas toksai labiau apkalbėjimas, ten užstūmimas ir taip toliau. Nebėkit nuo to labai, nereikia tenais sumenkinti to dalyko, jisai veikia. Kaip trumpalaikė priemonė. Ilgalaikė priemonė yra mylinčių žmonių ratas, kurie gali tau pasakyti į akis, kad tu nesąmonės darai, bet jie yra atlaidus, atidus, atjaučiantis tau. Tai yra naudoti dviejų rūšių tą tokį palaikymą, taip? Palaikymas iš tokių kai kada apkalbančių ir šiaip, palaikančių vienas kitą žmonių, kur paprasčiausiai išsišnekėti, ypatingai mergaitės. Taip daro moteris ir žinokit, verta tai daryti. O kita dalis yra artimi žmonės, kur jūs gali dar labiau atverti širdį ir didžiausias palaikymas ateina iš to priėmimo jūsų netobulumo. Tai daro kai kurios mamos daro, kai kurios gilios draugės arba gilūs draugai, kai kurie vedliai tai daro. Sako tiesą, bet atjaučia savo širdim, nes būti fainu vienas kitam tai yra viena, o kitas dalykas iš širdies priimti vienas kito skausmą, tai yra kitas lygmuo. Todėl tas buvimas draugais, turėt pažįstamų ratą, taip, bendraminčių, kurie paviršutiniškai palaiko, bet ir draugų ratas, jisai paskui sušvelnina tą gijimą, duoda palaikymą, prisilietimą prie jūsų ir tas skausmas atstūmimo, jisai dar užsimalšina todėl, kad jūs atstūmė vienoje vietoje, bet kitoje vietoje jūs turite palaikymą, jūs turite prisilietimą prie žmonių tiek per išorę, tiek ir per širdį. Tai yra prisilietimas labiau per mentalą, tai yra per vienas kitą tokį paviršutinį palaikymą, bet dar kartą ir per širdį. Ir jeigu jūs turite tokį palaikymą per įvairius aspektus, tokie žmonės, jums bus žymiai lengviau tvarkytis su kitų svetimų žmonių atstumimu, arba jeigu kažkas jūsų atsisakys po 10 metų santuokos. Palaikymo ratą būtina yra susikurt ir turėti jį, nes kitokiu atveju bus labai sunku išgyventi atstumimą. Tai yra viena iš terapinių priemonių, kuri yra būtina daryti. Ir jinai būtina šiaip gyvenime turėti tokius žmonės, kurie arba paviršutiniškai, arba giliai širdim palaiko. Tai ačiū Simona už tokį momentą išsakymą, pavyzdį, taip. Tai va, taip kad Richardas pabandė padaryti mum PR akciją, visi rašom like, niekas nepasirašė. Richardai, kaip jautiesi atstumtas visų, kur niekas neina paskui tave? Išgyvenk skausmą, Richardai, viskas gerai. Ačiū labai, ačiū tau už pagalbą, didina žinomumą. Taip kad visiems dėkui, matau vėl daug šaunių žmonių prisijungė, kuriuos mes žinom. Tai va, taip kad jeigu pasitarnavo, džiaugiamės, jeigu turėjot gerą laiką, o jeigu mūsų nepasirinkot, biškis skaudės mums su Simonu. Biškis.